Esi. Pavasaris ant Lietuvos žemės iš tikrųjų smagu. Taip ir skamba ausise premjero Braziausko žodžiai, kad trūksta laidų kaimui. Mūsų laida Orbita ir aš, žurnalistas Vladislavas Šliužas, atsižvelgiu ir atvažiavome pasižiūrėti, kaip ūkininkauja kitas mūsų žemdirbys, ūkininkas Boleslavas Šliužas. Ateikit čia, prašom, čia mes iš televizijos. Čia jūs tas, kur skambinat man? Taip, ateikit čia nais, ateikit per krūmus, nematau aš jų. Čia biški inpisau mašinyką į medį, kaip sakoma. Labą dieną. Vladislavas Šliužas. Jūs irgi Šliužas? Nu, taip. Nes aš tai Boleslavas Šliužas. Vedžiau laidą per televiziją, kur ryškų su Milakniu neišmetė manęs. Tai dabar regioninė televizija ir prie žemės grįžau čia, matote. Nu ir kaip jums tas pirmieji keliai jūsų ūkininkavimo? Apsimečiau žydų, žinot, Moišą, ir man grąžino visą tą lauką pat mišką. O, tai jūs vis dėlto žemės grąžinimo klausimą sprendėt savaip. Aš manau, kad laikui bėgant žydai visą Lietuvą nupirks. Čia mane lieti dabar. Nu, gerai. Aš gerai parodysiu, kur lobį užkasiau savo. Taupiau visą gyvenimą pinigų kapšą ir susitaupiau. 10 žingsnių pagal saulę ir nuo šešėlio žingsnį. Ir aš čia dabar išrausiu savo lobį. Tai ką jūs čia užsikasęs esate? Aš kai jums sakiau, čia lobis mano yra. O, tikrai. Čia taupiau visą savo gyvenimą. Tai dabar... kaip televizijos visą algą sudėjot viso 10-mečio? Kaip? Televizijos algą sudėjo turbūt, ar ne? Taip, televizija rodė irgi šitą... Čia visi mano santaupai. Litai mano. Tai ką jūs dabar su pinigais darysit? Aš pasėsiu litus pirmai, jūs palaukit biški. Tai palaukit, reikia žemę išarti. O durna galva, ką aš be jūsų daryčiau, duokit aš jūs pamačiuosiu. Reikia išarti žemę. Be norago nebus spirago. Žiūrėsim, kaip naują vagą plėš naujakuris Boleslavas Šliužas. Šliužai tu. Pasirautok rankovėgės ir kipki noragą. Išarsim žemelės, išvagosim, išvaginavosim. Oi, man darbas nesvetimas, lylio ratuto. Po 9 prakaitų pasimaudysim. O taip galvoj, nemoka aptirta, ne? Matau, kad moki. Oi, smagu 2 kaimo žmonėm, oi, smagu. Kur čia vagelę plėšim? Va. Nu, Boleslavai, mink. Sunki ūkininko dalelė. Nu, o kaip dailė išart. O, padėk Dievą, matai? Kokia vagina išarė. Sakė Baltarankis. Pirmieji plėšiniai. Na, o dabar pamatysime, kaip yra sodinama pavasarį sodinukai naujieji. Žinot, man Paksas labai patikt pradėjo. Va, pašnekėkim apie politiką. Politikuokim. Anksčiau atrodė Paksas, kad toks snarglius yra, nevykėlis. Aš tai mėmę vadinau. Bet dabar klausyk, kai iš tą mirties bausmę pasisakė. Nu, maladėts klausyk. Na, aš irgi skaitau. Su šunim reikia į mokyklą eiti, mirties bausmė. Palaikyk kastuvą. Gerai, aš pasėsiu dabar pinigus, katruos visą laiką, kiekvieną pavasarį sėju. Oi. Polituką išaugs kitas tūkstantukas. Bet to kiekvieną pavasarį aš vis naujus sėklų nusiperku parduotuvį. Olandiškos sėklos. Katinai užauga? Turbūt pažiūrėsim kitą met, kas užaugs. O ko jūs neįvagę pilat? A koks šis reikalas? Kur čia mano žemė yra, kur nori ten pilo? Aš ant jūsų galiu užpilsiu. Boleslavai, jums nieko? Nesipykim. Vis tiek jūs modernus, ūkininkas modernių pažiūrų. Duokit, aš irgi pasėsiu. Pasėkit. Aš dar, žinokit, šiemet nusprendžiau pasėti bananą. Bananas kaip bulvė, kiek be įkiši į vagą, tiek ir užaugs, jo? Vienas. Ir dar žiūrėkit, man sakė, čia kivi vaisius yra. Labai magėjo paregauti, bet nusprendžiau užauginti, kad daug užaugtų. Ai, gerai. Tai duokit užkasiu aš. Ir va, dar Kievo kotlėtą vieną užauginsiu. Nu, gal kad daugiau būtų 2. Nu va. Užkasam, padėkit.
A jūs visai neblogas ūkininkas. Duokit, aš jums perkasiu viską, jūs gal su traktoriuku dar pervažiuokite. Aš pervažiuosiu. Aš einu pakasiu. Po darbo galim ir pailsėti. Neblogas žmogus tas žurnalistas. Tik man atrodo geria biskį labai, toks kvapelis nuo jo keistas. Ai, liūdį. Oi, palauk. Taigi, kokį tai kupstą pravažiavau turbūt per vagą. Reik pažiūrėsiu. Kas čia buvo? O jergau! Tai bent parviežinau. Ojojoj, teisingai laikrašty rašo, kad kada girta žemė aria, taip ir važiuoja traktorius. Čia matyt apie aną ir rašė, klausyk. Oi, klausyk, nabagas, nu, tai aš tavo kūtės užmerksiu, nes labai baisiai atrodai, klausyk. Klausyk, aš tave gal užkasiu, gal ant kito pavasario išauks iš tave žurnalistas geras, gerai? Tu aš tave užkasiu ir bus viskas, kaip pas mus sako, okei. Nu, gerai, bus tave gal užpustys vėjas. Iki malonaus, tu manęs nepažįsti, aš tavęs nepažįstu.